Ar žinai, kad dauguma dalykų, kuriuos mes laikome poilsiu, iš tikrųjų mus tik dar labiau sekina? Štai 10 pagrindinių pseudo poilsio būdų, kurie mus sekina ir atima iš mūsų energiją. Pirmas – betikslis skrolinimas socialiniuose tinkluose, kai skrolinam tik dėl to, kad prastumti savo laiką. Antra – TV ir serialų žiūrėjimas fone, kad tik tais kažkas skambėtų ir grotų ir nebūtų tylos. Trečia – alkoholio vartojimas, pavyzdžiui, kaip atsipalaidavimo priemonė po sunkios dienos. Ketvirta – rūkymas, kaip ramybės ar poilsio akimirka. Penkta – emocinis valgymas, pavyzdžiui, junk food ar saldumynų. Šešta – naktinėjimas aukojant miegą, kai turėtume miegoti, bet skrolinam telefone, žaidžiame žaidimus arba žiūrim kokį nors serialą. Septinta – kofeino gėrimas, nes negali pabūti ramus ir reikia kaip nors tau susikelti būseną, kad būtum aktyvesnis. Aštunta – besaikis naršymas internetinėse parduotuvėse. Devinta – tylos vengimas, nuolat įjungta muzika, podcastai, serialai, radijas arba dar koks nors išorinis garsinis fonas. 10. Triukšmingos viešos vietos, kurios tik blaško dėmesį. Pavyzdžiui, perpildytos kavinės, prekybos centrai arba sporto varžybos. Visi šie būdai mums atrodo kaip poilsis, bet iš tikrųjų jie tik dar labiau apkrauna ir stimuliuoja mūsų protą, mūsų kūną ir visą nervų sistemą. Viso to rezultatas – sunkios mintis, pavargęs kūnas ir jokios naujos energijos. Siekiant aukštesnės kokybės gyvenime, visus šios išvardintus būdus vertėtų laikyti kaip aktyvia pramoga, o poilsio paieškoti kažkur kitur. Kokybiškas poilsis yra tas, kuris nuramina mūsų vidų, nuramina mūsų protą ir mintis, kuris pakrauna mūsų šviežios naujos energijos. Tai pavyzdžiui, lėtas pasivaikščiojimas gamtoje, kvėpavimo pratimas, pabuvimas tiesiog tyloje, vienas su savimi, arba kokia nors meditacija. Kviečiu šiandien išbandyti vieną iš šių būdų. O jei nori gauti mano vedamą atsipalaidavimui skirtą meditaciją, komentuok po šio video noriu ir aš tau ją atsiųsiu dovanų.